Lenkų istorikai teigia, kad Jonas Sobeckis, tada jis dar buvo ne valdovas, nes Krybodas Višnevieckis buvo ką tik myręs, ir Lietuvos kariuomenė atvyko su Jonu Kazimieru Pacu, didžiojo Lietuvos etmonu, ir Kazimiero Radvilo, lauko etmono, į pagalbą. Ir yra teigiama, kad Jonas Sobeckis vadovavo šitai kariuomenė. Mes puikiai žinom, kad pirmą dieną, kada prasidėjo, aiškiai, sakykime, neaiškus dalykai, Lenkai pradėjo ataką, o tuo momentu Lietuvos kariuomenė iš nieko nežinojo apie tą ataką. O pasirodo taip, kad tarp Pacų ir Sobeckio vyko labai dideli nesutarimai. Taip, kad tik tai po trečią dieną, kada buvo, matosi, galbūt susitaikyta, buvo, reiškia, bendromis jėgomis įsiveržta į turkų įtvirtinimus į jų stovyklą. Ir Radvila rašo, ką jisai yra, reiškia, sakykime, duobęs ir vieną stambų pulkininką ir net vieną, sakykime, kariuomenės vado padėjėją, tai yra su savo buzdikanu, su savo ženklų. Lauko etmonai sugebėjo gerai pasirodyti, o pas Kazimierą Pacą nebuvo sveikų vietų ant šarvų, jis visas buvo kraujais, reiškia, tai lygiai kaip Sobeckis yra piešiamas visur, tai palaukit, tai štai čia yra tas atsakymas, kad mūsų, sakykime, dailininkai, mūsų dailė, jeigu taip galima pasakyti, jinai praktiškai iš karybos istorijos beveik praktiškai nieko neturi, iš mūsų praeities. Mūsų Lietuvos karybos istorija, jinai tik tai dabar pradeda kažką tai daryti, tai yra, turi minti, pačiam teko dalyvauti, kuriant Vytauto didžiojo universitete tą fakultetą. Ir dabar, aš kiek žinau, buvę mano studentai jie gan sėkmingai vysto ir jau atsiranda jaunimas, kuris iš tikrųjų pradeda jau patruputėlį kiptis į tą, sakykime, nežinomą mūsų praeities palikimą, kurį reikia nuvalyti labai didelį dulkių sluoksnį ir jį pakelti. Taip, kad jeigu čia kalbėti, čia labai daug būtų. Tarkim dabar, jeigu į 1724 metus, į Kosciuškos sukilimą... 94. Taip, atsiprašau, 94. Kokį vaidmenį Lietuvos kariuomenė vaidino apskritai europiniam kontekste? Matot, žinoma, Lietuvos kariuomenė tuo momentu yra negalėjo, kaip ir Lenkijos kariuomenė, kažinką, sakykime, suvaidinti, nes tuo momentu tiek Rusijos, tiek Austrijos, tiek Prūsijos kariuomenės turėjo 100-tūkstantinės kariuomenės. Tuo tarpu mūsų, sakykime, garsiajam Seime, kada buvo priimta konstitucija ir taip toliau, 4 metų jame buvo kalbama dar tik kalbama apie 100-tūkstantinę, sakykime, kariuomenę, bet tuo momentu Lietuvos kariuomenė turėjo keliasdešimt tūkstančių vyrų. Ir Lenkijos, žinoma, daugiau turėjo, nes valstybė, sakykime, pagal gyventojų tankumą jinai turėjo daugiau, bet yra labai svarbus momentas, kad daugelis sako, po Liublino unijos tas Lietuvos kaip valstybės nebeliko, labai didelis, sakyčiau, labai didelė klaida, todėl kad Lenkija turėjo savo karūnos hetmaną, tai atsiprašau, Lietuva turėjo savo didįjį etmoną, Lenkija turėjo savo lauko, mes turėjom savo lauką ir vienas kitam nebuvo pavaldus. Žodžiu, buvo savarankiškos Savarankiškos kariuomenės ir jeigu Lietuvos kariuomenė įžengdavo į Lenkijos teritoriją, tai būdavo Seimo leidimas, kad įžengti. Arba atvirkštinė, nei viena kariuomenė neturėjo teisės įžengti į tų valstybių teritoriją. Nesvarbu, kad jinai buvo vientisa, bet jos buvo vis dėlto, turėjo savo labai daug ir kas liečia mūsų kariuomenė, jinai vis tiek išsaugojo savo braižą. Ir, sakykime, mūsų vėlesni vadai ir Pacai, ir Radvilos ir taip toliau, sakykime, tai ką jie buvo, Lenkai? Tiesa, tai beje, jeigu grįžtant į 18 amžiaus pabaigą, kas būtų atsitikę, tarkim, prancūzai, jeigu Jekaterina II būtų... Sakytume irgi taip pat, galvam, dabar visas seriją mes paminėjom, Žalgiris, Oršas, kad yra, mes savotiškai gelbėjom šitą Europą nuo įvairių, sakykime, tokių gan galingų priešų, kurie nežinai, ką galėjo, reiškia, sakykime, ką jie galėjo padaryti, kai kas abejotų, ką galėjo ordinas pulti vakaros, nes jeigu vakarai atėjo padėti. Mes prisiminkime, kad kryžiuočių ordinas atėjo į Vengriją ir Vengrijos karalis ilgai suko galvą, kaip jis paprasčiausiai išvykti, todėl kad jie pradėjo plėšti, praktiškai Vengrija būtų turbūt netakus savo, sakykime, tuo metu kaip karalystė savo valstybės, sakykime, karalystės, todėl kad jie pradėjo šeimininkauti, tai paskiau per didžiausius vargus ir taip pat gerai, kad
kabutėse gerai, atsiprašau, aš tai pasakiau, tai yra, kad Lenkai, tai yra Mazulis, šitą kunigaikštis pasikvietė, aiškiai, kryžiuočių ordiną. Tai tokiu būdu vengrai įsikelbė. Tai aš noriu pasakyti, jie galėjo ir kitas valstybės įeiti. Tokia Čekija, taip toliau, taip toliau. Tai štai yra kitas dalykas, kad mes šiuo momentu visi sakom, mes ateinam, ypatingai užsieniečiai, kad Lietuva ateina, sakykime, dabar į NATO, į Europos Sąjungą, sakykime, neturėdami savo lagaminė nieko paveldo kažkokio, suprantate, tai yra didelis, tiesiog aš sakau, absurdas. Ir tai čia ir vėl mes nesugebam pateikti įrodymais. Prisiminkim, 1794 metais, kada Lenkijoje Kosciuškos prasidėjo, tai Lietuvoje prasidėjo generolo Jokūbo Jasinskio sukilimas. Jis tiesiog pulkininkas buvo, o paskiau sukilimo metu gavo generolą. Tačiau tas sukilimas, jūs prisiminkit, kad tuo momentu buvo Prancūzijos revoliucija, ką tik iškovota, taip, ir tas laikotarpis praktiškai sutampa, galim sakyti, kad dalinai leidom pasirodyti Bonapartui Napoleonui, karvedžiui. Jeigu, nes toj pasakys, o ką, čia turėjo surišta čia Lietuva su Lenkija. Dabar jūs pasižiūrėkite, beveik apie 150 000 austrų, apie beveik 100 000 prūsų puola Prancūziją. Tuo momentu, kurį buvo pati revoliucijos dar apimta, dar pasėjo viduje, dar buvo nenusistovėję viskas. Ne? Į Rusiją tuo momentu Jekaterina II paruošė 200 000, sakykime, kariuomenę, kurios priekyje buvo Suvarovas. Mes atrodo, nenuvertinkime, tai buvo tikrai gan Rusijai tai talentingiausias karvedys, su kurio reikėjo. Jeigu šitą kariuomenę būtų atėjus, aš nežinau, kaip būtų buvę. Ir štai šito sukilimo dėka ta milžiniška kariuomenė įstrigo būtent čia, kautynėse su Lenkijos kariuomenė, su Lietuvos kariuomenė, su Lietuvos sukilėliais, nes Lietuvos kariuomenė iš karto prisidėjo ir didelis, sakykime, gausus Lietuvos žmonių būrys, galbūt negalim pasakyti būrys, tai čia yra juokingai skamba, galbūt, sakykime, gausus skaičius mūsų gyventojų. Ir štai tokiu būdu mes priešinomės, kiek tai buvo įmanoma. Ir tas priešinimas privedė prie to, kad Rusijos kariuomenė buvo priversta sustoti, o paskui jau buvo per vėlu eiti. Toliau, jeigu mes pasižiūrėsime, jau 831 metai sukilimo, jau Lietuvos, kad mes kaip valstybės jau nebeturime. Tai prašau, tai tarsi išgelbėjom Prancūziją. Man atrodo, mes ne tai, kad galima tarsi, mes praktiškai tikrai prisidėjom prie išgelbėjimo. Nes kai kas pagalvotų, galbūt aš per daug idealizuoju, bet aš dar kartą pabrėžiu, jeigu mes Lietuvos Lenkijos valstybę tuo momentu galėjom turėti kažkur apie 50 000, nesakykime, neužmirškit, kad sukilimas pačiau nuo malšinimo eigoje ir Prūsija dar prisidėjo. Nes taigi, galbūt Lietuvai mažiau teko, bet turėjom gan didelį užtektinai Rusijos kariuomenės skaičių, bet Lenkijos kariuomenė atsidūrė tarp Rusijos ir Prūsijos kariuomenių, prie Varšuvos artėja. Tai jūs įsivaizduokit, kokios tai pajėgos, tai mes iš Prūsijos atitraukėm. Tai jeigu kas truputėlį suprantantis yra kaip karybos, sakykime, istorija, kas tai yra, kas truputėlį supranta karybos meną, jis iš karto supras, kad pagal tą epochą, sakykime, 200 000 Rusijos kariuomenės, sakykime, dar papildomai Prūsija atslaisvina, jinai dar įveda, sakykime, 70 000, jūs įsivaizduokit, kokia tai yra galia, o tuo momentu vis dėlto Prancūzija buvo labai stipriai nukraujaus, nes jau jinai kovėsi su Prūsijos ir Austrijos kariuomenė, tai buvo kadrinės kariuomenės, o čia paprasčiausiai Prancūzijos kadrinės kariuomenės kaip tokios nebelikė buvo. Tai yra paprasti Prancūzijos žmonės kovės. Tai aš noriu pasakyti, kad mes tiesiogiai esam to prisidėję, tik mes nemokam tai pateikti. Bet štai čia ir mūsų yra galbūt tokia bėda, skaudi bėda, ko mes negalim padaryti. O su 1831 metų sukilimu? Taip, tai yra irgi mūsų skaudus istorijos puslapis ir pas mumis su mūsų istorija irgi taip pat yra labai daug tokių nuoskaudų, kada iš tikrųjų šitas jau valstybės mūsų kaip ir nebuvo, o mes kaip tik kovėme su Rusijos kariuomenė, kurie praktiškai irgi klimpa, nes tada tuo momentu ir Belgija, Prancūzija prasidėjo revoliucijos. Ir vėl per mūsų sukilimą, per mūsų lietuvių kraują, per mūsų žmonių aukas, praktiškai Rusijos kariuomenė negalėjo paleisti savo korpusų į Prancūziją. Bet tai čia atskiras, aiškiai, pašneka, todėl kad Lenkijos korpusas sukyla ir Lietuvos korpusas sukyla. Aš manau, kad mes pratęsime dar pokalbį, nes operatorius rodo ženklą baigti šią laidą.
mes dar padarysime antrą laidą, nes neįmanoma vieną laidą tiek apžvelgti ir visą reikšmę įvardyti. Taip, mes dar tarpukario karą. Be abejo, ką norėtume trumpai tarti Lietuvos kariam ir šią progą? Man atrodo, kad turbūt kaip visuomet reikėtų iš širdies pasveikinti mūsų Lietuvos kariuomenę, Lietuvos kariuomenės vadovybę, Lietuvos savanorius, Lietuvos šaulių sąjungą su vis dėlto tikrai labai iškilminga diena. Ir man atrodo, kad lapkričio 23 jinai neapsiriboja vien tik tai 1918 metais. Tai yra mūsų Lietuvos kariuomenės visa istorija ir šiandieną tai, kad mes, sakykime, turim savo kariuomenę iš 3 rūšių, tai, kad mes turime savo paradus, mes turime visą savo, tai užsienis yra įvertinęs, man atrodo, tai yra nuopelnas krašto apsaugos ministerijos, kuria dėka mes tęsiam savo Lietuvos kariuomenės istoriją. Taigi, dėkojame ponui Arvydui Pociūnui už įdomų pokalbį. Ir iki kitų susitikimų, gerbimi televizijos žiūrovai. Viso geriausio.